Božė, Kentra, Tautkus, Laponis, Adomaitis, Jakštas, Norvaiša, Rudaitis, Dautartas, Karvaitis, Švelnys, Valčius. Tai lietuvininkų pavardės iš 1939 metais sudarytų vokiškų sąrašų Prūsų žemėje. Kada atitrūkom nuo šitos vietos, kur buvo leidžiamos knygos ir kad ir Enzys Jagomastas, va čia neseniai paminėjau, jis buvo sušaudytas 42 metais ties Vilniumi, jo nuopelnai didžiuliai ir eilė žmonių, kuriems tos krikštus, kaip jau minėjau, reikėtų paskirti. Prūsija, kaip artimiausia lietuviams etninė grupė sunyko, sudarydama palankesnės sąlygas susidaryti Lietuvos valstybei. Kokie mūsų gali būti žygiai į šitą vietovę? Tokia tik tai kultūrinė, šiokia tokia atminties invazija gali būti. Dailininkas Eduardas Juchnevičius Gilijoje, buvusios Prūsijos vakaruose, ne tik semėsi kūrybinės energijos, bet ir ieško galimybių atgaivinti lietuvių domėjimąsi šiuo kraštu. Jantarny kraj, toks išmestas jų lozungas. Ir tie, kurie ten gimė, jau šiais laikais rusų tautybės žmonės, suprantama, jie neįsivaizduoja, kad čia galėjo būti kažkaip kitaip. Vėl banga buvo tokia būtent, kur veržėsi į ištuštintą kraštą žmonės, kurie būtent ieškojo laimės ir buvo gan vargingi. O turtingesnieji vežė vežimais turtą į Lietuvą. Suprantama, jie čia išliko ir pradžiai banga buvo labai tokia gausi, tiršta šitų perbėgėlių, nes jie tam kaime Gilijos, o namai buvo visi išlikę, su visom lėkštėmis, indais, kaip sakau, net nebaigta valgyti galbūt sriuba. Toks momentas buvo ir kai kurie namai karo metais statyti, visiškai nauji, bet jau šiuo momentu ir filmuotos medžiagos matosi, kad tokių naujų statybų kaip ir nėra, tik šiek tiek prilaiko tą kaimą, galbūt ateityje atgaivins Pavolgio vokiečiai, kurių jau čia yra eilė, keletą šeimų ir jie ir nori išsiskirti ir skiriasi nuo vietinių gyventojų, kurie nemato prasmės, suprantama, nei remontuotis, nei tiesiog gyventi. Toks būdas gyvenimo jų egzistavimas ar buvimas labai liūdina mane. Pavyzdžiui, aš norėčiau, nesvarbu, ar čia vokietys ar rusas, kad tam krašte jaustųsi žmogus šeimininku ir bandytų jį prikelt, o dėkinga vieta ir žuvies atžvilgių, ir žolės, ir vandens, čia visko liktai netrūksta, bet kartu tokia mirštanti gulbė, gal man gulbė, nes tas kraštas man labai mielas ir artimas. Labai greitai išnyksta ta lietuvybė, tuo labiau, kad ten žmonės tai nėra tokie, kurie važiavo į Amerikas ir ten ugdė šitą mūsų kultūrą ir kalbą, puoselėjo per ilgus dešimtmečius, o čia atvirkščiai žmonės yra prastesni, dažnai labai eiliniai, kartais net nevykėliai ir tarp šitų žmonių skleis lietuvybę ar tenai Lietuvą kaip po tokią propaguoti tikrai neišeina. Man pačiam ten teko išgirsti iš rusų tokių labai smarkių priekaištų, kad aš tenai bandau skleisti nacionalizmą, suprantama. Mes to nedarom, bet mes norim priminti, kad čia yra lietuvių etninės žemės paprasčiausiai. Tai viena tema senieji lapynai. Tai irgi prie Gilijos vieta, viena iš įdomesnių vietų, kur aš bandžiau kurti tokius kalvių namus. Kalviai tai tos vietovės anksčiau gyvenę Lietuvos giminaičiai, lietuvių giminaičiai. Vat vien mano buvimas, kada aš surinkau tos reliktus, istorinę medžiagą šiokią tokią, tuomet atsirandavo tas ryšys. Toks gal ir istorinis, bet tokiom, vadinkim, švelniai invazijom mes galim tik tai priminti, kad čia ne tik vokiečiai kažkada buvo. Ir Mindaugas tiesiog sąmoningai paliko prūsus už Nemuno toje vietoje. Šią prasme mes niekuomet prūsų negalim užmiršti. Tai kaip mes ten mylėsim tą kraštą, kaip mes ten padėsim ir kam padėti, labai neaišku. Turbūt kiekvienas, jeigu mes darysim savo darbą ir priartėsim prie šitų rezultatų, kurie geidžiami. Aš šiek tiek gaivinu Gilijos kraštą, ir kažkiek susijungsim mes į krūvą, bet čia jau entuziastų dėka, žinoma, kol kas bent.